Panevėžio rajono ūkininkas Donatas Tumas sėjomainoje jau keleri metai naudoja žirnius. Vis daugiau ūkininkų sėja ankštinius. Kodėl? Donato ūkyje vykusioje lauko dienoje patirtimi dalinosi ūkininkai, konsultavo specialistai. Panevėžietis Donatas Tumas ūkininkauja augalininkystės ūkyje. Jo pasėliai užima beveik 300 hektarų. Žieminiai kviečiai ir rapsai, salikliniai miežiai ir žirniai, be kurių Donatas jau neįsivaizduoja sėjomainos. Žirnius vien auginu vien dėl to, dėl biologinio azoto, dėl sėjomainos, nes žinom, kad žirniai turi savo to specifinio sukaupimo kaip biologinio preparato panaudojimas, kuris ūkyje užsiauginamas biologinis preparatas, o sėjomainai tai kviečiam nepakeičiamas dalykas. Pasėliai po žirnių pasėti, galiu pasakyti, 100% geriau atrodo, negu pasėti po kažkokių, po grūdinių kiltų kultūrų. Lygų atveju gal šiek tiek irgi mažesnės problemos. Ir plus, ekonomika, jau kas be ko, vien trąšų, kad mažiau reikia. Jau ūkyje vykusioje lauko dienoje dalyvavę kiti ūkininkai sakė irgi grįžtantis prie žirnių auginimo. O kodėl dabar vėl grįžot prie žirnių? Kodėl manot, kad jų reikėtų? Vis tik tai ta sėjomaina jinai būtina. Ir čia vaikantis vien tik tai kviečių, sakykime, ar vien rapso vėl negali tenais auginti kiekvienais metais, kas antrais metais. Ir šiai dienai ir žirniai tikrai yra produktyvi kultūra, kurią galima ir užauginti, ir parduoti, ir pagerinti. Ir kitais metais daug geresnį gauti ar ten kviečių derlių, sakykime. Ant žirnio formuojasi gumbeliai, kuriuose vystosi gumbelinės bakterijos. Tai gamtos simbiozė. Šioms bakterijoms reikalingas augalas šeimininkas – ankštiniai. O kaip mes išpurškiam azofitą, ten yra jau nesimbiotinis bakterijos, jos laisvai gyvenančius dirvožemį ir atliekančius tą pačią funkciją. Ir jų yra keletas rūšių. Nesėjant ankštinių, o naudojant tik biologinius preparatus, kurie sudaryti iš laisvai gyvenančių bakterijų, reikia preparatus kaitalioti. Vienais metais pakeiti vienu, kitus metus kitu ir taip palaikai tų azotą fiksuojančių bakterijų lygį. Tai kitų bakterijų azotą fiksuojančių. Tada su amalgeroliu dar paskatini kitas grybus ir bakterijas, kurie kaupia azotą. Tai va taip ir tam dirvožemį laikai maksimumą bakterijų, kurios dirbtų už mumis. Ten dėl to ir nuėmus žirnius lieka daug dirvoje azoto. Po to visiems augalam labai gerai, ypač kviečiams. Tai dėl to ūkininkai pradėjo jau dabar ir mieliau auginti žirnius, kad vien ne dėl to, kad ir pardavimas ir visa kita, bet ir dėl to, kad aiškiai pagerina patį dirvožemį. Nes jau sėjomaina be žirnių praktiškai kaip kuriuose ūkiuose neįsivaizduojama. Aišku, su biologiniais preparatais galim pakeisti žirnius, pakeičiam, bet negalima atsisakyti ir šitų augalų. Tokį mini azoto fabrikėlį gali turėti kiekvienas ūkininkas, į sėjomainą įtraukdamas žirnius arba naudodamas biologinius preparatus dirvožemiui gerinti. Žirniai dabar jau yra pakilę nuo žemės, ūgis apie 10-15, kur iki 20 cm. Ir tiesiog laukiam pagrindinio purškimo, kur turėtų būti ir boras atiduotas žirniam reikalingas, molibdenas, toliau mikroelementinis tręšimas žirniams skirtas, numatytas, taip pat fungicidas prieš askochitozę, insekticidą panaudojame prieš žirnių vaisėdį. Ūkininkams ir specialistams apžiūrint kitus pasėlius, taip pat buvo įvertinama jų būklė, pateikiamos rekomendacijos jų priežiūrai. Yra rapsų, kur šitie ūgliai praktiškai nesivystys, tai jisai užskurdo po žiemos ir davė centrinį žiedyną, o šitus ir pamiršo. Bet va čia, kada viskas padaryta tinkamai ir nuosekliai, jisai davė šoninius ūglius ir čia nieko negali prie jo prisikabinti, skyrus tai, kad dabar čia įsimeti paslėptas raublis ankštarinis, ir ten gumbavadžiai yra, tai čia yra natūralu. Žieminis rapsas vienas pirmųjų subrandina derlių, o jį suformuoti reikia jau dabar. Mūsų rekomendacija paprasta, karbamidą ir aventrolį dėti į vieną vietą, daryti tokį mišinį ir rekomendacija taip pat prolinas šitoje vietoje, nes vėlgi sistema ta pati.
Rapsas dabar yra drėgnas, jos sėklos auga, jos turi daug vandens, o mes jas norim užauginti stambes, o drėgmė turi po truputį išeiti. Tai jeigu kokios sąlygos bekenktų mums, mes jas bandysim švelninti. Tai vat karbamidą naudodami, aventrolį, kuris uždarys, neleis atsidaryti ankštarom, neleis pasentai siūliai, bet panaudojimo laikas čia turėtų būti, kada jau pradeda gelsti ankštaros. Neseniai Donato pasėlius užklupus krušai, jis sužalojo vieną kitą besiformuojančią kviečių varpą. Tačiau žieminiuose kviečiuose yra kitokių rūpesčių. Ankstyvuose veislėse jau prasidėjęs žydėjimas, kaip matėm pas Donatą Tumą, labai nuostabus laukai pas jį, ir Ada, žieminių kviečių veislė, jau plaukėja ir kai kurios varpos jau žydi. Tai principas yra paprastas. Mums reikia užbėgti lygai varpų fuzariozijai už akių. Drėgmės didžiulis kiekis dabar per žydėjimą tik pagerina plėtrą šitos lygos patogenų sporų. Tai rinkimės fungicidus, kurie yra efektyvūs prieš šitą lygą. Vieni iš tokių būtų, kurie turi tebukonazolo veiklę medžiagą. Ir purškimas turi įvykti būtent tuo metu, kai vyksta žydėjimas. Mes rekomenduojam rinktis sudėtingesnius, purškimus, tai yra tebukonazolo turintis preparatai, plus strobilurinai, arba iš karto jau paruošti mišiniai. Kažko pridėti mes labai stipriai nerekomenduojam, nes galimi apdeginimai. Optimalus laikas purkšti fungicidais ir pridėti biologinį preparatą pagal europiečių patirtį, tai būtent jie įdeda pseudomonas ir bacilos bakterijų preparatų, kurie yra, taip jie įsireiškia, fuzarium žudikai grybų, kurie minta tom grybų sporom. Reikia paimti lapą ir labai gražiai pradžioj matosi pašviesėjimai, taškiukai. Aišku, tuo dar dalyko lygom pavadinti negalima, bet jeigu stebėsi toliau tą lapą, tame taškelėje atsiranda DTR, kviečių dryžligė labai paprastai, nes jau yra chlorozė, nekrotizuojasi audinys. Ir lyga, jinai jau, jeigu turi maistą, jinai ir ateina čia. Po pagrindinio fungicidų purškimo augalai toliau stebimi ir stengiamasi kuo daugiau grūdų išsaugoti varpoje. Tada lieka mums purškimas karbamidu, purškimas fosforų kaliu arba mūsų naujas produktas aminoaleksinas tinkamas šitoje vietoje. Ten yra fitoaleksinai natūralios apsauginės medžiagos kaip imunomoduliatoriai. Ir, fosforas kalis, kurie yra ir energijos šaltinis, ir transportas. Sumažinti vasarą pasitaikančių karščių poveikį kviečiams padeda prolino amino rūgštis. Apžiūrėjus Donato Tumo vasarinius kviečius, vienbalsiai pripažinta, kad jie per tankus, gožia vienas kitą, stiebų apačia negauna saulės, todėl nubalo, stiebai tapo trapesni. Augalams sustiprėti padėtų magnio preparatai. Jau reikia stebėti, ar neatsiranda tripso ir imtis apsaugos priemonių. Prašiau dygę vasariniai kviečiai pakoregavo ūkio pasėlių struktūrą. Donatas pasėjo daugiau salyklinių miežių. Laikymasis technologijų salyklinėse, čia kas yra labai svarbu. Aišku, tas labai dar įtakos turi, aš galvoju, gamta, nes jeigu ten drėgnesni metai, tai mes kaip ir su to kokybė labai gerai gaunasi, bet jeigu bus karšta vasarą, kuri gali pakoreguoti kokybę. Šaltas pavasaris, didelis drėgmės kiekis paskatino dryžligę miežiuose, tačiau nupurškus fungicidų ir biologinių preparatų mišinių, ligos plitimas sustabdytas. Pagal sėjos laiką ir pagal augalų išsivystymą, tai galim būt planuoti grūdų stambinimo momentas, tai būtų fosforo trąšos dideliu kiekiu per lapus. Toliau, jeigu fungicidas dar nenaudotas, tai dažnai yra dryžligės, jeigu pažiūrėtume į lapus. Toliau, turbūt iš kvietrugių perbėgo tripsų krūvos, tai tik tai sisteminis insekticidas galėtų dabar patvarkyti, nes tikrai yra daug tripso. Balti akuotai jau rodo, kad būtent, kad jau tripsas pažeidė. Ir jie tenais neveltui sėdė ant paviršiaus, matomės juos, jie dirba savo juodą darbą. Aišku, jiems maitintis reikia, čia mes nieko negalim padaryti gamta, bet jie iš mūsų atima dalį nemažą derliaus, gali padaryti nemažų nuostolių. Dabar, kai pasėliai jau suvešėjo, atrodo tolimas tas laikas, kai po žiemos staiga atšilus, daugeliui ūkininkų teko lėkti į visas 4 pusės, kad suspėtų paskui darbus.
iš pat pradžių atrodė, kad problemų tikrai bus daugiau negu tikėjomės, bet kažkaip palyginus labai gražiai gavosi ir viską pradėjom laiku suspėti. Ir gal ta gamta sukoregavo taip, kad viskas atsistoja savo vėžas ir mes labai nevėluojam tikriausiai. Buvo nemažai pasitelkta biologinių preparatų, bent jau, kad augalą paskatinti iš po tos sunkios žiemos, ilgos žiemos, užtrukusios, kad galėtumėm peršoktas keletą problemų, bent jau su žemės suplūkimu, kritulių kiekiu. Šitie dalykai pasiteisino ir manau, kad su kaupu pasiteisino. Biologiniai preparatai, jiegi iš esmės nėra apsaugantis ar naikinantis neįgėlės? Nu, nėra, bet kaip tik visi kažkaip įsitikinom, kad tikriausiai sveika dirva ir nepuola, o sveikas augalas, sveikai sauga, nenualintas ir nepuola jo tie vabalai. Šiuo momentu pasėliai labai gerai atrodo. Kadangi palankios oro sąlygos, drėgmės užtenka, šilumos. Nu, šiai dienai... Vabaliukai ligos dar negrasina? Nu, su šitais dalykais susitvarkom, purškiam ir šiai dienai iškarkėtų miežius purkšti nuo trypsų. Nu, tai Donato ūkė daugiausiai šitų bandymų būna, tai skambinamas tarpusai, tai ir konsultuojamis ir žiūrim, ar čia naudinga bus tą produktą panaudoti papildomai. Šiemet truputėlį pabandžiau dalį laukų, azofito, poveikį tikrai mačiau. Per porą valandų aptarę pasėlių būklę, žemdirbiai išsiskirstė. Namuose laukė savidarbai. Šią vasarą dirbami neilgomis giedros valandėlėmis tarp lietaus pliūpsnių.